Sveiki visi. Šiandien noriu pasigilinti į klausimą, kuris, manau, kyla daugeliui. Kodėl po galais taip sunku pradėti medituoti vienam? Kartu aiškinsimės, kodėl patyręs vedlys ir bendraminčių grupė gali tapti tikru išsigelbėjimu šiame kelyje. Beje, visos šios įžvalgos atkeliauja iš žmogaus, kuris tuo gyveno jau 25 metus. Karmos meistras ir jeiki mokytojas Virginijus Mockus. Turbūt pažįstama situacija, ar ne? Nusprendžiama viskas, skiriu laiko savo. Atsisėdama, užsimerkiama ir tada prasideda. Mintis lekia, šokinėja, atrodo dar chaotiškiau nei visą dieną. Ir tada kyla klausimas, pala, ar čia tikrai taip turi būti, ar aš kažką darau ne taip? Gerai, tai koks mūsų planas? Iš pradžių panagrinėsime, kodėl medituoti vienumoje yra tikras iššūkis. Tada pažiūrėsime, ką duoda mokytojas ir kokia jėga slypi grupėje. Na ir pabaigai pakalbėsime apie svarbiausią dalyką – reguliarumą ir kokius ilgalaikius pokyčius tai atneša. Važiuojam? Taigi, pirmas etapas. Kodėl tas bandymas pabūti ramybėje vienumoje taip dažnai baigėsi visišku fiasko ir nusivylimu? Įsivaizduokim, kad mūsų protas tai be perstojo veikianti mašina. Visą dieną jį planuoja, analizuoja, sprendžia problemas. Ir tada mes staiga bandome paspausti stop mygtuką. Natūralu, kad protas priešinasi. Be jokios pagalbos iš šalies, be aiškios struktūros, toks bandymas nurimti virsta nemalonumu, o tikra vidinė kova su pačiu savimi. Na ir štai čia į sceną žengia mokytojas. Ir patikėkit, jo vaidmuo tai kur kas daugiau nei tiesiog parodyti, kaip teisingai sėdėti ar kvėpuoti. Skirtumas, tiesą sakant, milžiniškas. Kai bandoma medituoti savarankiškai, namuose, aplinka ir vidinė būsena nuolat keičiasi, blaško, o praktika su mokytoju, ji vyksta specialiai paruoštoje erdvėje. Jau vien atėjus į ją, kūnas ir protas tarsi gauna signalą, dabar laikas atsipalaiduoti. Žinot, mokytojas sukuria ne tik fizinę, bet ir energetinę aplinką. Erdvę, kurioje tiesiog saugu paleisti visą dienos įtampą. Buvimas šalia ramaus, centruoto žmogaus veikia užkrėčiamai. Ta ramybė tiesiog persiduoda ir mokymosi procesas pagreitėja kartais. Štai, ši citata puikiai tai nusako. Ir tai, žinokit, nėra jokia mistika. Tai veikia panašiai kaip rezonansas. Kai esame šalia žmogaus, kuris jau pasiekęs tam tikrą ramybės lygį, mes natūraliai pradedame vibruoti panašiai. Jo energija padeda ir mums patiems lengviau pasiekti tą pačią būseną. Gerai, mokytojas yra galinga paspirtis. O kas nutinka, kai prie viso to prisijungia dar ir grupė, bendraminčių, ogi prasideda tikroji magija. Atrodo kaip matematinė klaida, ar ne? Bet meditacijoje tai absoliuti tiesa. Visuma tampa kažkuo daugiau nei tik atskirų dalių suma. Kai keli žmonės susitelkia į tą patį tikslą, jų bendra energija sukuria neįtikinai galingą lauką, kuris sustiprina kiekvieno patyrimą. Man asmeniškai atrodo, kad be gilesnių patyrimų grupė duoda vieną labai žemišką, bet be galo svarbų dalyką – discipliną. Kai matome, kad kiti stengiasi, kad visi eina tuo pačiu keliu, atsiranda motyvacija nepasiduoti. Ypač tomis dienomis, kai labiausiai norisi viską mesti. Ir dabar prieiname prie ko gero pačios esmės. Nes be šito elemento nei geriausias mokytojas, nei pati nuostabiausia grupė ilgalaikių rezultatų neduos. Kalbu apie reguliarumą. Ši analogija tiesiog geniali, juk niekas nesitikė užsiauginti raumenų po vienos treniruotės korto salėje. Tiesa, lygiai tas pats ir su protu. Tik nuolat, reguliariai treniruojant tą sąmoningumo ruomenį, jas pamažu stiprėja, o gebėjimas išbūti ramybėje tampa vis lengvesnis. Ir štai kaip atrodė ta kelionė. Viskas prasideda nuo bandymo suvaldyti tą minčių chaosą, bet pamažu, su praktika, meditacija, iš pastangos virsta natūralia būsena. Ir tada ta ramybė pradeda lietis į kasdienį gyvenimą, keičia reakcijas į stresą ir galiausiai sukuria tikrus ilgalaikius pokyčius. Na ir pabaigai. Apibendrinkime, koksgi yra tas tikrasis, galutinis šios kelionės tikslas. Labai svarbu suprasti, kad tikra meditacijos praktika tai ne greitas plaisters nuo streso. Tai įgūdžio formavimas, kaip mokymasis groti pianinu ar vairuoti automobilį. Iš pradžių sunku, reikia pastangų, bet galiausiai tai tampa įgūdžiu, kuris fundamentaliai keičia gebėjimą sąmoningai gyventi. Manau, ši mintis pasako viską. Galų gale meditacija yra tiesiog būdas pabūti ramybėje su pačiu savimi. Tai dovana sau, galimybė trumpam išjungti išorinį triukšmą ir išgirsti vidinę tylą. Taigi, šiandienos apžvalga parodė, kodėl kelias su mokytoju ir grupe gali būti ne tik lengvesnis, bet ir žymiai greitesnis,
O koks bus tas pirmas žingsnis, tai jau klausimas apmąstymui. Jei jaučiamas vidinis postumis, kad norisi jį žengti su patyrusio vedlio pagalba, Karmos meistras ir Reiki mokytojas Virginijus Mockus. vedamos praktikos gali tapti puikia to kelio pradžia.